Sveiki visi, aš esu Ugnė, man yra 17 metų ir esu iš Kauno, tačiau šiuo metu su jumis sveikinuosi iš savo kambario Prancūzijoje. Aš esu pirmoji lietuvė su AFS organizacija išvykusi į mainų programą užsienio šalyje ir visuomet svajojau apie tokią galimybę, dar besimokydama mokykloje, išvykti į svetimą šalį bei savarankiškai pagyventi toliau nuo aplinkos, kurioje esu įpratusi būti kiekvieną dieną. Tad esu labai dėkinga, jog praeitų metų pabaigoje man pasitaikė tokia galimybė dalyvauti ir taipogi laimėti konkursą, kuriame gavau dalinę stipendiją 10 mėnesių Prancūzijoje. Šiuo metu gyvenu Normandijos regione, prancūzų šeimoje ir nors čia praleidau dar tik 2 mėnesius, tačiau esu užtikrinta, jog ryšys su kai kuriais žmonėmis mano atmintyje išliks amžinai. Manau, jog tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko ši patirtis yra puiki. Taip pat kalbos tobulinimas. Manau, jog išvažiavimas į kitą šalį yra greičiausias ir efektyviausias bei lengviausias būdas ištobulinti savo kalbą. Mano atveju aš prancūzų kalbą mokykloje mokiausi jau nuo 5 klasės. Taigi, manau, jog tokia patirtis taip pat priverčia tave lipti iš komforto zonos, užsiugdyti savarankiškumo įgūdžius, kurie privers tave pasitikėti savimi labiau. Ir manau, jog tokios galimybės tikrai pasitaiko nedažnai, tad jas nereikia žiūrėti pro pirštus, o reikia tiesiog pasitikėti savimi ir nebijoti bandyti.